Kaip laukiu, bus labai įdomus pokalbis. Kaip šokutė. Reiktų pabandytum kažką išapturat, gal visai išeitų. Sveikinuosi iš didžiausios Baltijos šalyse plastinės chirurgijos klinikos North Clinic. Šiandien lankausi čia, mat kalbinsiu mokslų daktarą, plastikos chirurgą, konferencijų pranešėją Gediminą Samulėną, kuris atsakys į klausimą, kada verta apsvarstyti plastinę operaciją ir kas tam pasiryžta. Gediminai, tai kada verta svarstyti apie plastinę operaciją? Paprasčiausias atsakymas būtų tada, kai kažkokia tai išvaizdos savybė trukdo kasdien arba labai dažnai. Kada nuolatos susimastom, kad jaučiuosi blogai dėl to, man nepatinka tas, negaliu dėtis kažkokio rūbo dėl to. O kas dažniausiai visgi kreipiasi? Yra labai aiškios 5 pacientų grupės. Yra moteris, kurios jau susilaukė tiek vaikų, kiek gyvenime planavo ir norėtų pataisyti savo nepageidautinus pilvo ir krūtų pokyčius. Ta mamų grupė, kurios atlieka operaciją, vadinama mommy makeoveriu. Tada yra kita grupė žmonių, kurie mato senėjimo pokyčius, ypač veide. Tai čia yra mano didžiausia pacientų grupė, kurios kreipiasi dėl vokų plastikų, antakių pakelimų, facelifto. Tada trečioji grupė būtų asmenys, kurie atsikratė daug svorio. Tai viso kūno oda tiesiog sudribo, sukrito, kūnas atrodo kaip ištirpusi ledų porcija, visur viskas kabo. Tai šitie pacientai, jie paprastai darosi krūtų pakelimus, pilvo plastikas, tas 360 operacijas, kada mes kartu keliam sėdmenis, darom pilvo plastiką arba stangrinam nugaros pakibusią odą, keliam krūtis. Ketvirtoji grupė būtų jaunų pacientų grupė, kurie gimė su tam tikra savybė, kuriems labai netinka. Tai idealus pavyzdys yra atlėpusios ausis arba netenkinanti nosies forma. Tai paprastai tokių operacijų siekiama jaunesnėme amžiuje. Ir 5 grupė yra žmonės, kurie kreipiasi, bet kurių mes neoperuojam. Tai yra žmonės, kurie nuolatos nori save ištisai tobulinti, vis kažką keisti, nosies galiuką sukinėti po milimetrą į šonus. Ir jų ne tai, kad nereiktų operuoti, jų negalima operuoti, nes operacija to nepagydys. Gal apeikim mūsų kliniką, turim nemažai ką parodyti, prietaisų, kurie padeda pacientam gydyti ir mūsų operacinės palatas. Žodžiu, galim praeiti ratą, kurį praeina didžioji dalis mūsų pacientų. Nekantrauju pamatyti, keliaujam. Atrodytų elementarus dalykas – masažas. Taip. Kuo tai galėtų padėti? Tai po operacijų audiniai yra linkę kaupti limfą. Tai tą limfą išstumdyti yra labai naudinga ir pas mus atliekami specialūs limfodrenažiniai masažai. Prašom užeiti. Na, šita patalpa ypatingo tai nieko, čia tiesiog masažinis stalas. Taip. Bet mediciniškai efekto tai sukuria labai daug, nes po operacijų audiniai yra linkę tinti, pūstis. Mes turim profesionalias kineziterapeutės, kurios žino, kaip tą tiksliai padaryti, nes limfa turi tekėjimo takus. Ir reikia masažuoti būtent taip, būtent tam tikrą kryptim, kad pasiekti efektą. Paprastai pamaigyti audinių, tai yra beprasmiška. Taip. Faktas ir vėl, kad tu turi žinoti, ką darai, tam, kad tai būtų efektyvu. Bet visos patalpos labai dailios, jaukios, šviesios, tai iš karto atrodo gera čia būtų ir būti pacientui ir atrodo, kad visas tas pooperacinis laikotarpis atrodo toksai komfortiškas. Tai dabar matau, kad pas jūs ant darbo stalo yra krūva atvirukų. Tai klausimas, ar jūsų gimtadienis buvo vakar, ar kažkokių kitokių tikslų čia jo stovi? Ne, čia yra pacientų padėkos. Šiaip mes operuojam labai daug ir lietuvių, ir užsieniečių. Taip. Ir tiek lietuviai, tiek užsieniečiai mėgsta kažką tokio padaryti. Prisiminimui palikti. Tai atvirukas yra labai jauku, labai malonu ir labai smagu. Ir pusę stalo užsikroviau, daugiau jau. Užtenka, ar ne? Tada kokia stalo paskirtis? Na gerai, o kas čia? Čia yra implantai, prašau. Wow, kodėl visi tokie skirtingi? Čia yra pavyzdžiai įvairiausių implantų, tarkim, va. Čia yra prastas variantas. Čia yra prastas. Taip, palieskit paviršių. Jaučiat koks šiurkštus? Jo, jaučiu. Tai čia yra senosios kartos implantai. Jie dar vadinami makrotekstūriniais. Jie pakankamai stabilus,
jie nelinkia suktis, tačiau jie turi didesnį procentą tam tikrų komplikacijų, dėl ko jie yra praktiškai nebenaudotini. Okay. O sakykit, pavyzdžiui, va čia, tarkim, man atrodo toks didelis dydis, tai va toks ir yra dedamas dydis? Čia yra tikras implantas. Čia tikras implantas. Jo yra 300 ml, tai čia yra toks, sakykime... Nėra labai jau didelis. Vienas populiariausių dydžių. Vienas populiariausių dydžių. Bet tada jis moters kūne kažkaip sumažėja, ar maždaug va, taip ir yra? Ne, jis toks ir lieka. Toks ir lieka. Implantą mes visuomet siekiame. 99% atvejų dedame po raumeniu, giliai į krūtinės sieną. Gal nuskambės keistai, bet implantas nėra krūties dalis. Implantas yra krūtinės sienos dalis. Wow, geras. Niekada nebūčiau pagalvojusi. Ir jisai giliai slepiasi, už tai kuo giliau yra svetimkūnis, tuo krūtis yra natūralesnė. Geras. Okay, o labai įdomu. O yra ir didesnių. Įsivaizduokit tokį nešiot visą laiką. Wow. Bet ar yra moterų, kas pasirenka tokį? O tai kam jisai pagamintas? Ir aš šiaip nesu implantų entuziastas. Jeigu įmanoma išvengti silikono gabalo audiniuose, tai būtų geriau išvengti. Bet implantai turi labai dvi aiškias paskirtis. Jie sukuria formą ir padidina tūrį. Viskas. Taip. Ir implantai nėra nei labai gerai, nei labai blogai. Implantų reikia tada, kada jų reikia. Deja, bet kol kas niekas nesukūrė geresnio ir patikimesnio būdo volumizuoti ir formuoti krūtį. Jeigu būtų galima taip ryškiai, efektyviai ir greitai ir patikimai padaryti tą su riebalais, tai implantai išnyktų. Bet implantai tiesiog turi savo vaidmenį tam tikrose medicininėse situacijose. Nu, šitas toks tai jau sakyčiau, bet ar lietuvės moteris renkasi tokį, pavyzdžiui, dydį dažnai? Retesnis atvejis, ar ne? Koks čia yra dydis? Labai retas atvejis, tai palaukit, skaitysiu, čia yra beveik 700 ml. Wow. Tai, pavyzdžiui, jeigu moteris turi ateidama B dydžio krūtinę, kokį jinai maždaug gali turėti po šitą implanto? Jeigu tokį sudėtume, labai priklauso nuo pacientės ūgio ir pečių pločio. Tarkim, nedidelė aš. Na, tai jūsų būtų jau garantuotai. Gerai, pažiūrėkit, kokio jisai svorio. Ne, jis tikrai yra didelis labai. Du tokius nešiotis yra ką. O va čia paėmėt visiškai slidų implantą. Labai malonus liesti, atrodo. Jo, jie labai smagus ir gražiai atrodo ant stalo, bet jie turi kitų problemų. Nes jie labai slidus, jie nestabilus. Bet kaip prieš tai rodytas prastas pavyzdys, šiurkštus implantas yra itin stabilus ir tai buvo jo privalumas, tačiau buvo minusų. Tai po to pasirodė visiškai švelnus implantai. Kurie irgi turi savo aspektų. Taip. Tai kuris iš čia esančių geriausias? Tai vat šitie, tų anų komplikacijų neturi, bet turi kitų. Jie nestabilus. Ir laimi tai, ką jūs turite rankoje. Rimtai? Tas in between, kuris yra, jeigu paliestumėt, šiek tiek šiurkštus. Tai prieš tai buvo makrotekstūrinis implantas. Šiurkštus. Maždaug 2012-2013 metais pradėjo jau lysti moksliniai įrodymai, kad šiurkštus arba makrotekstūrinis implantų paviršius yra susijęs su kapsulinėmis kontraktūromis, kada kapsulė sustandėja ir aptraukia implantą. Ir tada reikia pakartotinai operuoti. Tai šitie implantai nuplaukė į šešėlį, trumpam buvo iškilę labai švelnus implantai, nes jie kaip ir, žinot, žmonės bėga nuo balto iki juodo. Tai vieną bėdą išsprendė, ant kito grėblio užlipo. Ir po to atėjo visi į protą ir pradėjo dėtis mikrotekstūrinius implantus. Be to implantas yra pagamintas, įdedamas į tam tikrą įpakavimą, jisai tik tai sekundėms yra išimamas iš to įpakavimo ir dedamas į krūtį. Tiesiai iš karto tenai, supratau. Čia prastas implantas, nes jis labai yra minkštas. Ir jeigu padėsim į šitai paprastai, kaip pagalvė, jis yra linkęs riplinguotis. Taip. Ir tarkim, va tokiai pacientai kaip jūs, arba daugumai pacienčių, kai minkštųjų audinių, kurie kris ant implanto, yra labai nedaug, ploni, tai gali tas bangavimas prasimatyti pro šoną. Tai vadinama riplingu. Tai čia yra irgi prastas pavyzdys, per daug minkšto silikono. Jis negali būti kietas, bet negali būti ir labai minkštas. Tai kiekvienam klausime yra detalių. Ir vis dėlto krūtinės didinimas turbūt yra pati populiariausia plastinės chirurgijos operacija. Buvo populiariausia ir toks įspūdis, kad jau visos susidėjo implantus. Tai šita operacija niekuomet nenueina į šešėlį. Vienu metu, kai implantai išpopuliarėjo, tai buvo pikas. Visoms reikėjo implantų. Bet kai aš dar pats buvau rezidentas, su mokytoju savo matuodavom krūtinę, nes pacientės vis prašydavo įdėti kuo didesnį implantą, kas skamba keistai. Dabar visuomenė tikrai atėjo į protą ir dedasi anatominius.
Ne per mažus, bet ir nedidelius implantus. Žodžiu, radom viduriuką. Šitas ir būtų, ar ne, tai irgi turbūt tokio tobulo dydžio kaip ir pavyzdys. Jeigu dydis, tai taip, apie 300-350 yra populiarūs dydžiai. Tai viskas... Proporciškai. Viskas proporciškai. Taip, teisingai, proporciškai. O čia kažkuo skiriasi, ar čia yra tas pats iš esmės? Čia yra sizeriai. Kaip atrodys jūsų krūtinė po operacijos. Deja, būkim realistai, jie tiesos neparodo. Neparodo. Nes jie dedasi ant krūties, o implantas dedasi į krūtį ir sizeris turėtų parodyti, kaip atrodys krūtis, nors realiai mes galim sudėti implantus ir virš raumens, ir po raumenių. Tai yra aspektų. Rezultato simuliavimo būdas, bet jis yra labai netikslus. Tai realiai moteris konkrečiai matyti, koks bus tas galutinis dydis, kaip ir negali prieš operaciją. Tiksliai, taip. Neįmanoma. Dar kalbant apie implantus, toks vienas klausimėlis. Aš esu girdėjus, manau, mitą, kad po implanto įsidėjimo, jeigu moteris keičiasi, gali dėti tik tai didesnį. Ne. Visiškas mitas, ar ne? Gali būti bet koks dydis. Na, įdėti žymiai mažesnį būtų sudėtinga, reikia perdaryti implanto ložę. O įdėti šiek tiek didesnį yra labai paprasta. O tokį patį irgi labai paprasta. Taip, žodžiu, mitas. Mitas. Yra subtilumų, bet iš principo mitas. Supratau. Gerai, puiku. Manau, kad su implantais susipažinom ir judam toliau. Sveikinu atvykus į tikrą operacinę. Kaip matot, daiktų yra daug. Tikrai, ir tie visi daiktai turi paskirtį. Nu, kad ir, tarkim, atrodo elementarus stalas, taip? Taip. Bet jisai lankstosi, vartosi visom padėtim, dalis jo nusiima, persikeičia. Elementarus daiktas va, po mūsų kojomis, ten yra speciali pumpavimo sistema, taip, kuri skatina kraujotaką kojose, kad pacientas išvengtų trombotinių komplikacijų. Spintos yra pilnos iki pat viršaus. Wow. Apklotai ir kitos priemonės, visko reikia, nuo didelių iki mažų daiktų. Tada čia tiesiog yra anestezistas staliukas, kad viskas būtų patogu, čia vaistai, anesteziologo aparatas, kartu su visa pumpavimo sistema ir vaistų dozavimu. Tai atsarginis aparatas, jeigu kas nutiktų. Čia yra stebima, ar žmogus neatsibunda. Čia yra anestezijos palaikymo įranga. Supratau, nes man visą laiką atrodė... Anesteziologo pagrindinis fortepijonas, jie čia groja jo. Nes man visą laiką atrodo labai baisu, du dalykai, kad arba tu pabundi per operaciją, arba kad tu nepabundi niekada. Na taip dar nėra buvę. Nėra buvę, ar ne? Nei vieno, nei kito varianto. Anesteziologija yra labai mokslų pagrįsta sritis. Jau improvizacijoje yra, bet jos visos yra labai logiškai suvokiamos ir paaiškinamos. Bet principė čia yra monitoravimo sistema, kuri matuoja, kaip giliai žmogus miega, matuoja oro srautus, iškvėpiamą oro sudėtį, pasipriešinimo oro srautų ir taip toliau. Koks atsakingas darbas. Iš tikrųjų, anesteziologo darbas labai atsakingas. Taip, tai visiškai jo rankose yra realiai žmogaus gyvybė tuo metu. Taip, tai yra neišvengiamas, būtinas komandos narys. Mes anesteziologai esam kaip broliai ir sesės. Supratau. Pasistumdom, bet draugaujam. Tai kiek žmonių yra, pavyzdžiui, operacijos metu čia? 6. 6 netgi, ar ne? Chirurgas, taip, asistentas, taip, instrumentatorė, anesteziologas, anestezistė ir operacinės padėjėja. Wow, tai 6 ir praktiškai kokia būtų operacija? Ar didesnė, ar rimtesnė? Vis tiek 6 žmonės yra... Taip. Wow, rimtas kolektyvas. Nu, tarkim, elementari lempa atrodytų, bet ta lempa pakankamai gudri. Mes, kai operuojam, mūsų rankos būna sterilios. Mes negalim liesti įvairių daiktų. Sterilu būna tik tai operacinis laukas. Tai už tai, kad pasidaryti patogią aplinką, viskas reguliuojasi rankos mostu. Tarkim, galim pasididinti mėlyno šviesos spektro intensyvumą, galim padidinti apšviečiamo lauko plotą arba susiaurinti, galime didinti šviesos intensyvumą. Bet tada iš esmės reiškės žmogui galvojančiam apie plastinę operaciją reikėtų domėtis ir kokią įrangą naudoja klinika, kurioje jis nori tai daryti, nes tikrai nemanau, kad visos klinikos turi... Tai aišku, kuo naujesnis, kuo modernesnis, kuo didesnis centras, tuo yra lengviau turėti įsigyti naujienas visas. Tai on edge visiškai stovi tik tai didžiausi centrai. Nieko blogo yra maža klinika, tačiau kai yra 13 komandos narių, visi yra jauni chirurgai, visi važiuoja konferencijas, visi skaito ir dalinasi.
Tai ar 13 žmonių skaito ir dalinasi, ar vienas arba du. Taip, Tai faktas. tas progresas yra žymiai greitesnis, mes pakankamai greitai įvedame į praktiką tam tikras naujoves. Mes turim ir pritarančių, ir oponuojančių, tai būna ir diskusijos. Gyvenam kaip didelė šeima. Taip, tikrai akivaizdu. Prašom. Gerai, judam toliau, ar ne? Taip. Instrumentatorės, vienas iš pieninų, Taip. čia jos viską daro. Ar galėtumėt pasakyti, kiek grubiai yra naudojama instrumentų vienos operacijos metu, kad būtų lengviau įsivaizduoti, kokia operacija, sakykime, krūtų didinimas? Tai va čia yra mažas rinkinys. Čia mažas rinkinys. Mažas rinkinys. Bet taip. tarkim, va čia atrodo, tai irgi. Ir jūs gali būti, kad per operaciją, pavyzdžiui, panaudosit visas, ar rinksitės? Didžiąją dalį. Didžiąją dalį. Tai tada žiūrėkit, kadangi esame operacinėje, Taip. tai aš jums duosiu sterilės pirštinės chirurgijai. Gerai. Dešinę ranką. Dešinę ranką. Reikiškite, apsukite ranką. Opa, gerai, puikiai, tobulo dydžio. Visiškai mano. Gerai, palaukit, vėl taip pat dedu, ar ne? Teisingai dedu? Teisingai. Opa, prašau. Ir tada... Valio, gerai. Jaučiasi labai taip gerai. Ir aišku, dabar mes dedam pirštinės paprastuoju būdu. Šiaip mes būnam su halatais ir jas dedama šiek tiek kitaip. Čia yra instrumentų setas. Pirminis, paprastas. Tai čia jau... Atrodo kaip šokdynė. Laidas, galima įnaudoti kaip šokdynė, bet jo funkcija yra perduoti elektros srautą į žmogaus kūną. Elektrodas ir laidas, kuris jungiasi va štai ten į tą aparatą. Taip. O čia, pavyzdžiui, toksai labai įdomus daiktas. Taip, šitas daiktas dedasi ant lempos. Ant lempos. Kaip sterili rankena. Kad jeigu mes vis dėlto norim pasireguliuoti lempą, mes tiesiog, paduokit, parodysiu, mes užsimauname. Rankena. Aha, tobulą. Elementarią rankeną. Gerai, viskas labai aišku. Reiktų pabandytim kažką išoperuoti, gal jisai išeitų. Tada visai nedelikatus instrumentas. Tikrai taip. Taip, pavyzdžiui, prie implanto operacijos kablys yra būtinas. Taip. Nes per mažą pjūvį įeinam giliai į audinius. Mums reikia atsikelti audinius. Tai va šita dalis. Taip, visose implanto operacijose yra naudojama šitą... Implantų taip. Jeigu norisi šiek tiek švelnesnio vaizdo, vėlgi. Kablys tai kablys, bet šiek tiek mažiau agresyvus. Bet tarkim, kodėl jie yra mažesni, tai tada čia būtų kažkam jau labai tokiam dideliam užkabinti, o čia... Tiesiog didelė alkūnė. Tai jeigu mes norim siaurai ir toli, mes imsim šitą kablį. Jeigu mes norim iš arčiau, mes imsim kablius vadinamus langenbekais. Taip, čia yra kitas elektros srauto prietaisas. Čia jau tas vadinamas, žmonės vadina lazeriu. Iš tikrųjų čia ne lazeris, čia yra tiesiog monopoliaras, elektrinis peilis, jeigu tai paprastai. Tada aštrus kabliai su dantukais. Šita pusė yra tik tai naudojama, ar ne? Taip. Kaip šakutė. Taip, ir tiesiog pakabinam audinius ir atsikeliam. Tai čia yra mažesnis jo variantas. Taip, labai paprasta. Pakabinam audinius ir atsikeliam. Žnyplės, kurias naudoja instrumentatorė, kai ruošia operacinį lauką. Šitie medžiagos ritinukai yra mirkomi. Taip. Į antiseptinį tirpalą yra ruošiamas operacinis laukas. Šitų tai neįtikėtinai daug. Taip, čia įvairios žnyplės. Jeigu mes norim prisekti, tarkim, anesteziologai intubavo žmogų, mes norim, kad tas vamzdis einantis iš burnos nemaišytų, tai mes jokį palenkiam ir prisegam prie audinio. Pabandykite atsekti, tai nėra taip paprasta. Instrumentus laikom 1 ir 4 pirštu. Taip, palaukit, 1 ir 4, va taip? Aha. Ir tada, jeigu norim atsekti, su šita dalimi pastumkit. Tai vat pasiimat namie jums natūralu, matau, jau jums easy. Ir va taip ir važiuojat. Supratau. Vakarė prie televizoriaus. Gerai, super. Nervui nuraminti visai gal ir nieko būtų toksai. Čia yra spaustukas, kuris vadinamas piano arba moskitu. Taip, taip pat šiek tiek švelnesnio metalo. Palaukit, su šituo reikia, su šitais. Taip, jeigu norim kažką suspausti. Palaukit. Na va, pavyko. Nu, kažkas į tą pusę. Jo, lyg ir kažkas tobulėjau, progresuoju. Gerai. Visas spektras adatkočių, kuriais yra suimama chirurginė adata. Aha, chirurginė adata. Vėlgi laikom lygiai taip pat. Su 1 ir 4, ar ne? Taip. Tarkim, paprašome operacinėje chirurginio siūlo. Taip. Mes jį išsiimam, visą kitą mums nereikia. Ir va, šitaip yra suimamas chirurginis siūlas. Taip. Ir taip yra laikomas adatkotyje. Ir mes tada paimam audinius, tarkime, su pincetu ir galim ir siūnam, ar ne? Siūti ir uždėti chirurginį mazgą. Wow.
Tai čia realiai bet kada yra kažkoks siuvimas toksai vyktų, jeigu tiesiog žmogus prasikirto galvą, kaip pavyzdys, ar ne? Taip, va. Aišku, dauguma instrumentų yra aštrus, tai reikia labai atsargiai. Pats aštriausias prietaisas, tai žinoma, yra skalpelis. Čia mes neturim skalpelio galvutės, čia yra tik tai kotelis. Bet ant šitos dalies maunasi peilis, kuris yra vienkartinis. Ir jisai pjauna. Ir jisai labai gerai pjauna. Čia yra tiesiog durklas. Ir mes jo pravedam drenus, jeigu teko matyti po operacijų vamzdukus išeinančius iš kūno. Taip, jo. Dabar klausimas, kas yra čia? Arba čia? Čia iš tikrųjų tai atrodo kaip automobilio iš viso dalis. Šita ar ne? Šita čia yra atrodo... tos pačios paskirties įrankiai. Tai čia turbūt per vidų eina kažkoks tai laidelis, aš taip įsivaizduočiau. Spenelis. Spenelis? Taip, čia yra areolos, tai spenelio laukelio apvalumo užtikrinimo priemonė, nes mes, matot, viena jo briauna yra aštri, bet jeigu šitą atversit, ypač aštri. Taip. Tai kai mes pradedam operuoti krūtį, mums reikia kažkaip apvaliai atsipjauti spenelio laukelį. Tai mes jį pridedam ir palyje pjaunam. Niekada nebūčiau atspėjus. Tai pasirodo tikrai nei laidelių čia prakišti, o visai kitiem reikalam. Wow. Ir paskutinis dalykas - elektrodai, kurie dedasi į monopoliarą. Taip. Ir tada jūs galite paimti ir, pavyzdžiui, pjauti žmogų. Bet čia turbūt yra dar toli gražu ne būtinai viskas, nes sakėt, kad ten dar yra pilna spinta visko, tai kartais yra operacijų, turbūt kaip visko reikia dar daug negu čia. Tikrai yra su kuo susipažinti ir puikiai suprantu, kodėl žmogus turi mokytis 11 arba 13 metų, kad jau jaustųsi čia komfortiškai, nes tikrai, wow, tikrai. Taip. Na, o dabar aš turiu iš tikrųjų jums krūvą klausimų, tiek savo pačios, tiek mano auditorijos ir labai norėčiau juos jums užduoti. Gerai. Gediminai, tai ką būtina apgalvoti prieš bet kokią plastinę operaciją? Pradžiai tai yra noras. Visų pirma, ar yra problema? Jeigu yra problema, ar tikrai norite ją keisti? O kaip lengva ir sudėtinga tą pakeisti, jau atsakysim konsultacijos metu. O ar būna, kad žmonės gailisi? Arba kaip galbūt išvengti situacijų, kaip operacijos, žmogus galvoja, kam aš tai dariau? Jeigu labai retu atveju įvyko komplikacija, na taip, gali gailėtis, nes tarkim teko pratęsti randus labai daug, arba ten kažkas nepavyko, bet tai yra egzotiniai atvejai. Būna laikinas gailėjimasis, tai kokia diena kita po operacijos. Ką aš čia prisidariau sindromas. Taip. Tarkim, ypatingai mummy makeoverių pacientės, kuriam išoperuojam praktiškai visą liemenį. Tai jausmas nėra labai fainas. Taip. Ir aš žinau, kad savaitė kita ir tai baigsis. Bet tas toksai emocinis dugnelis kartais būna. Ir čia yra standartas, nes tiesiog išvargsta žmogus po operacijos. Gerai, pakalbėkime apie krūtų didinimo operaciją, nes vis dėlto apie ją klausimų buvo, nemeluosiu, daugiausiai. Prašau. Tai ar vis dar jinai išlieka pati populiariausia? Dabar krūtų plastikos jos evoliucionavo į rafinuotesnį variantą, nes yra, kur reikia tik krūtų pakelimo. Arba jeigu matom jauną merginą su visiškai tuščia krūtinė, tai tik implantas padės. Žodžiu, ne tik krūtų didinimas, bet krūtų plastika, pakelimai, redukcijos, didinimai, formavimai, tai labai populiarios operacijos. Yra operacijų grupės, kurios yra populiarios. Tarkim, antakių pakelimas ir vokų plastika, viena grupė, krūtų operacijos, nesvarbu redukcija, pakelimas, didinimas, tada kūno skulptingas, tai liposukcijos, riebalų persodinimai, pilvo operacijos, tai yra pačios populiariausios operacijos, kurias mes darome. Ar krūtų implantus kas 10 metų yra būtina keistis? Nebūtina, tačiau jiems tiesiog reikia šiek tiek daugiau dėmesio, nes implantų resursas yra 10 metų. Aišku, pagal oficialias rekomendacijas kiekvienais metais po sudėjimo reikia implantą tikrintis ultragarsu, tačiau šansų, kad jam kažkas atsitiks, yra be galo mažai. Aš tiesiog rekomenduoju nežiūrėti pro pirštus į rekomendaciją tikrintis implantą ultragarsu, kuris įvertins implantą, ar su juo nieko neatsitiko. Yra, kas tais implantais pragyvena 20-25 metus netgi. Taip kad šansai, kad tas implantas įplyš, didėja, bet vien dėl to, kad šiek tiek didėja šansai, to nereikia keisti. Moteris labai dažnai krūtis koreguoja būtent po gimdymo. Kiek laiko turi praeiti po žindymo pabaigos? Pusę metų. Nes vyksta krūties liaukos involucija, jau kūnas supranta, kad jau maitint vaiko nebereikės. Krūtis keičiasi, tai galbūt ta krūtis
dar keisis, skubėti operuoti negalim ir dėl to, kad dar bus laktuojanti liauka, ten bus motinos pieno. Tai pusę metų yra status quo, tas jau galutinis rezultatas, kuris neturėtų keistis ir jeigu moteriai nepatinka krūtis, tada mes galime ją pakeisti į tą geresnę pusę. O jeigu moteris pagimdė vieną vaiką, labai kompleksuoja dėl savo pasikeitusios krūtų išvaizdos, tačiau žino, kad 5 metų bėgyje norės antro, pavyzdžiui, vaiko, ką jai sakytumėte? Individualu. Bet tokia esminė rekomendacija būtų, kad arba krūtį dailinti jauname amžiuje, kas skamba drąsiai, bet daug metų iki vaikų ir tikrai tas implantas, taip tariant, atidirbs. Taip. Arba tada jau, kai prasidėjo gimdymo 10-metis, ar kiek tų metų bebūtų, susiskaičiuoti visus tuos pipiriukus, kiek planuojam turėti, ir tada praėjus pusmečių po paskutinio vaiko žindymo, planuotis operaciją. O sakykit, ar krūties įdėtas implantas niekaip netrukdo žindymui? Ne, nes implantas eina į krūtinės sieną. Jisai su liauka neturi jokio ryšio. O iš esmės, ar sakytumėt, kad krūtinės didinimo operacija yra saugi, ar vis dėlto, dažnai būna kažkokių komplikacijų? Oi, labai retai, labai saugi. Pjūvis yra kokie 3, kartais 4 cm. Randas slepiasi dažniausiai po krūtimi, toje raukšlėje, ir įeiname į sluoksnius, kurie labai lengvai dalinasi. O ar patys implantai yra kenksmingi? Ne, tai yra medicininis produktas, kuris yra labai stipriai ištirtas, kad nebūtų kenksmingas. Ir taip yra judėjimas breast implant illness. Aišku, aš negaliu paneigti moters, kuri susidėjo implantus ir jaučia tam tikrus simptomus teiginio. Gal iš tikrųjų jinai jaučia, tai negaliu paneigti. Tikėti sąmokslo teorijom, kad tos naujienos yra slopinamos, kažkas ten neleidžia kažko viešinti, yra nesąmonė ir atsirastų konfliktuojanti mokslinė nuomonė. Vieni sakytų, kad blogai, kiti sakytų, kad gerai. O dabar visi tyria ir nieks nieko neranda. Bet aišku, jeigu daug žmonių sako, kad jaučia kažką blogo, tai ignoruoti negalima. Taip. Bet gali būti ir emocinis dalykas. Aš tą implantą jaučiu, negaliu, kiekvieną dieną jis man trukdo, tai tada tiesiog savaime somatizuojasi ir tų simptomų susikuria. Taip, bet iš esmės tai yra saugu. Jeigu tai būtų nesaugu, nieks to nedarytų. Taip, puikus atsakymas. Taip. Vokų pakėlimo operacija, taipogi, manau, labai aktuali. Žmonės mato problemą čia. Sako, man užkritę vokai. Taip. Ir net yra klaidingai vadinama operacija vokų pakėlimas. Niekur vokas nekyla, kyla antakis. Tai jeigu matoma problema čia, pirmiausia reikia žiūrėti antakį. Gal jisai yra žemas, pasmukęs ir pirmiausia reikia pastatyti antakį į tinkamą poziciją ir tada jau mes matome tikrąją voko situaciją. Ir jeigu pakėlus antakį, užsimerkus, nelieka čia jokios raukšlelės, vokų operacijos nereikia. Tai neretai tos pacientės, kurios ateina operuotis voko, išoperuoja antakius. Mes pakalbėjome apie būtent tokią, dabar jau kaip žinau, antakio pakėlimo operaciją, iš tikrųjų ne voko. Pakalbėjome apie krūtų operaciją. Ar vis dėlto šios būtent operacijos yra populiariausios arba galbūt kažkokios kitos? Vienas pačių populiariausių. O ką dar priskirtumėt prie populiariausių? Antakio pakėlimai, vokų plastikos, veido pakėlimai, krūtų didinimai ir pakėlimai ir redukcijos, pilvo plastikos ir riebalų siurbimai. Apie tai nuolatos visi šneka. Yra retesnių operacijų, kaip tarkim pažastų plastika arba šlaunų plastika retesnė operacija. Jis yra skirta konkrečiam pacientų spektrui. Tai nėra blogos operacijos, tiesiog retesnės. Nepaslaptis, kad klinikų yra tikrai labai daug. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, renkantis kliniką? Į pirmąjį įspūdį, į tai, kaip vyksta konsultacija, vis viena galų gale bendrausite su chirurgu. Ir su chirurgu turit susikalbėti. Ir toks jausmas, kai užeinate į įstaigą, jūs pajusit, ar tai yra modernis įstaiga, ar personalas yra draugiškas. Lietuvoje nelabai rasit prastų klinikų. Lietuvoje medicinos lygis labai aukštas. Reiktų aplankyti vieną kitą ir pasirinkti, kur geriau jaučiatės. Ir dydis nėra tai, ko mes siekiam, bet didelės klinikos užauga tada, kai jums sekasi, pripažinkim. Faktas. Tai jeigu klinika yra didelė ir gerai koordinuota, tikėtina, kad tai bus vienas iš geresnių pasirinkimų. Aš nebejoju, kad kartais būna ir tokių situacijų, kai klientai, galbūt jis lieka ne iki galo patenkintas. Tai galbūt galėtumėt pasidalinti kažkokiamis blogomis patirtimis ir kaip jų išvengti. Tai komplikacijų turi visi chirurgai. Jeigu sutiksit chirurgą, kuris neturi komplikacijų, tai arba jisai ligonis, arba melagis, arba neoperuoja. Laimė komplikacijų būna nedaug. Grubiai nuo 3 iki 5%. Jeigu asmuo nusprendė operuotis, varau,
gerai nepagalvojęs ir pataikė pas chirurgą, kuris irgi sakė, nu, bandom, kaip bus, tai bus. Aišku, neįsivaizduoju tokios situacijos, kad chirurgas tai pasakytų, bet tarkim, tai tada gali būti lūkesčio nesutapimo ir nerealistiškų lūkesčių momentas. Ir tada taip, tada yra neobjektyviai sakoma, kad man nepatinka rezultatas, bet kalto žmogaus reikėtų pasiieškoti veidrodyje. O jeigu iš tikrųjų įvyko komplikacija, tarkim, liko didelis platus randas, mes jį pataisysim, reikia suprasti, kad chirurgijoje mes ne varžtai sieną sukam. Mes visuomet atliekam savo darbą kiek įmanoma geriau. Visuomet surenkam viską, susiuvam ir visada lieka ta riba nestabilumo. Čia kaip su avarijom. Yra pilna eismo taisyklių, bet kažkodėl avarijos vis tiek vyksta. Medicina yra sudėtinga. Tai problemų būna, jų yra nedaug. Iš tų nedaug. Didžioji dalis yra minimalių problemų ir jos yra nesunkiai pataisomas. Fantastika. Ačiū Jums labai. Na, o aš noriu toliau keliauti prie blitz klausimų. Tai ką, pradėkime blitz klausimus. Ir pirmasis yra toksai. Plastinė operacija prieš ar po gimdymo? Po. Top 3 populiariausios operacijos. Antakiai, vokai, krūtinė ir pilvai. Į kokią įžymybę moteris nori būti panašios? Dažniausiai Jennifer Lopez, bet būna įvairių. Kas dažniau renkasi plastinės operacijas? Vyrai ar moteris? Moteris. Ar dažnai pacientai prašo atlikti natūralų patobulinimą? Beveik visada. Ir jie labai gerai pasirenka. Čia yra teisingas kelias. Ar galima derinti kelias plastinės operacijas vienu metu? Beveik visais atvejais taip. Ar narkozė kenkia sveikatai? Ne. Koks yra Jūsų patarimas žmonėms, svarstantiems apie plastinę operaciją? Pasidarykite namų darbus ir apeikite kelias klinikas. Ir išsirinkite tą, kurioje jums gerai jauku. Super. Ačiū Jums labai. Ačiū. Sėkmės.